Labas vakaras, gerbimi LRT televizijos žiūrovai. Labas vakaras čia, Klaipėdos delfinariume, taip gausiai susirinkusi publika. Labas, Gabrielė. Labas vakaras, Marijau. Nuostabiai atrodai. Ačiū tau. Jau tapo įprasta, kad penktadienio vakaras geras emocijas dovanoja avansų visai savaitei. Ir šiandien jis mums žada daug gerų emocijų, nes čia delfinai ir žvaigždės. Tiesą sakant, tos emocijos jau netrukus liesis per kraštus, nes šio vakaro tema šokiai. Šokti nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, tad man labai malonu ir įdomu bus pamatyti, ką paruošė žvaigždės ir delfinai per savaitę. Nei pasiruošimas, nei pasirodymai nebūtų įmanomi be žmonių, kurie čia Klaipėdos delfinariume praleidžia kur kas daugiau laiko nei savo namuose. Pasitikite, treneriai, muziejininkai, biologai ir žinoma delfinai. Treneris Mindaugas ir delfinas Argas. Argas vyriausias delfinarimo gyventojas. Argui jau 40 metų. Jis sveria net 330 kg, jo ūgis, dėmesio, daugiau nei 3 metrai. Geras ir sandrus Argas protu ir fizinė ištvermė nenusileidžia niekam. Plojimai 30-metei delfiniai Glorijai. Ji ramiai ir šeiminiška, tačiau kartu stipri ir ištverminga. Mama Glorijai savo jauniklių nei akimirkai nepaleidžia iš akiračio. Už tokią motinišką šilumą ji tikrai nusipelnė garsiausių jūsų aplodismentų. Pasitikite, treneris Tomas ir net 3 delfinariumo jauniklių mama, tikras švelnumo ir rimties įsikūnymas Gabija. Šalia Gabijos 4 metų Tija, jauna, beprotiško žavumo, draugiška delfinė. Trenerė Vida ir delfinarimo panelės, maištingos, išdykusios, bet visada draugiškos. 7-metė Perla ir 6 Smiltė. Perla ir Smiltė geriausios draugės. Jos ne tik draugė plaukia baseine, bet ir dalyvauja pasirodymuose. Pasitikite, treneris Marius ir jaunasis nenustykstantis delfinas Baltis. Balčio kredo, duok žuvies ir žaidimų, o žaidžia jis visada, net ir ne savo pasirodymo metu. Nors Balčiui vos 6, jo svoris daugiau nei 185 kg. Aš lengvesnis. Matau. Plojimai skamba ir delfinariumo treneriams Natalijai, Rūtai ir Evaldui.
O dabar norėčiau pristatyti tuos, kuriuos nustebinti sunku. Tačiau jei tai pavyksta, sėkmė garantuota. Pasveikinkime Delfinai ir žvaigždės komisiją. Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, muziejų asociacijos valdybos narė, muziejininkė, istorikė, delfinarimo gyvenimą stebinti pro didinamąjį stiklą ir žinanti visas jo paslaptis, Olga Žalienė. Nesvarbu, kada užsuksite į delfinarimą, visuomet matysite tą patį vaizdą. Visi 9 delfinai linksmi, nenustygstantis vietoje ir regis niekada nepavargstantis. Tačiau jie, kaip ir žmonės, kartais sunegaluoja. Tuomet akimirksniu į pagalbą skuba Klaipėdos jūrų muziejaus veterinarinės medicinos mokslų daktaras, gydytojas, delfinų draugas ir globėjas Žilvinas Kleiva. Šio žmogaus širdis plaka sambos ritmu. Žodžiai liejasi kaip rumba, kartais jis aštrus kaip tango, kartais švelnus ir geras, kaip pats Gulbių ežeras. Apie šokį jis žino viską. Daugelio šokių projektų komisijos narys, režisierius, scenos estetas Vytenis Pauliukaitis. Kur šokiai, ten ir gera nuotaika, tačiau šis vakaras nebus toks džiausmingas. Tai pirmasis vakaras, kai projekte Delfinai ir žvaigždės dalyvis atsisveikins ir jam reikės palikti projektą. Svarbi ne tik komisija, net šie 3 žmonės. 4. komisijos narys - tai jūs, brangi publika, susirinkusi čia, Klaipėdos delfinariume. Ypač daug lemia jūsų balsai ir jūsų simpatijos. Taigi savo favoritus raginu palaikyti iš visos širdies. Nepamirškite, nuo jūsų priklauso, kas atsisveikins mumis šį vakarą. Negailėkite aplodismentų. Prisiminus pirmuosius Rimos žingsnius projekte Delfinai ir žvaigždės, ji atrodė nepasitikintis savimi ir šiek tiek nedrąsi. O kaip gali žmogus jaustis drąsiu, kai atėjęs į baseiną jis nemokėjo plaukti ar netgi nerti į vandenį? Dabar Rima delfinariumo treneriai vadina viena iš tų dalyvių, kuri tobulėja bene sparčiausiai. Garsiais aplodismentais pasitinkame Rima! Rima, pasakyk, kas turi didžiausią įtaką tavo tobulėjimui? Gal noras didžiulis ir vidinis užtaisas kažkoksai, kurio aš dar nežinau, kas tai yra. Šį vakarą mes sukamės šokio ritmu. Taip. Kas tau yra šokis? Man šokis, nežinau, kaip čia pasakyti, geras dalykas. Geras dalykas. Šį vakarą bus daug gerų dalykų. Garsiais aplodismentais pasitinkame Rima! Tokios emocijos Rimą lydėjo po praėjusio pasirodymo. Kiti dalyviai tik gūžčiojo pečiais, o pati mango atlikėja sunkiai galėjo pratarti žodį. Kažkaip susijaudino, bet neva kažką. Kodėl? Nežinau. Jautrus pasirodymas skirtas dukrai Andrėjai abejingų nepaliko. Tad kas tuomet šitaip pravirkdė Rimą? Dėl koncertinės veiklos 3 dienas buvau nemačiusi savo vaiko. Nuovargis, vaiko ilgesys ir paskutinė vinis tai buvo tokia, kad toje pasirodymo muzikoje tai kalbėjo mano dukra ir aš išgirdau jos pirmosius žodžius ir aš pradėjau verkti ir aš nebegalėjau sustoti verkti. Saulytė geltona, debesėlis mėlynas. Po filmavimo vis dar verkiau, kelte verkiau. Kol važiavau pasimti dukros, irgi verkiau, o kai pasiėmiau, ir mes susitikom, tai aš daugiau nebeverkiau, bet paskui mes ėjome kartu su ją pasivaikščioti ir aš laikiau ją už rankos ir jinai eidama nieko nesakė, bet tai periodiškai man vis ranką pabučiuodavo. Rima neslepia. Lig šiol ji nebuvo linkus viešai demonstruoti savo emocijų. Bendravimas su delfinais jai padėjo ne tik atsikratyti vandens baimės, bet ir atverti savo jausmus. Vaiko auginimas, labai užgrūdina ir tu dėl bet ko neverki.
ir verki dažniausiai dėl labai jau tikrai labai blogų ir neigiamų dalykų. Tai delfinai manyje kažkaip tai gal ir sugrąžino tą tokią jautrąją pusę. Bent jau tame pasirodyme aš manau, kad tai delfinai irgi prisidėjo prie to, kad jie taip pat aš atsivėriau. Na, jūsų balsavimas yra 93 decibelai. Apvaliname juos iki 9 jūsų balų. Aš tikiuosi, kad jūs neužmigote. Rima. Nuostabu, Rima. Tavo akiniai darosi vis didesni ir didesni. Ne, iš tikrųjų šiandieną tai buvo mano manimu vienas sudėtingiausių pratimų, tai yra praplaukimas po vandeniu. Tai iš tiesų su paprastais sakinukais man tai nepavyksta padaryti, nes išplauna lęšius. Tai... Bet puikiausiai tau pavyko, tikrai. Aš manau, publika pritars, kad labai gražu buvo. Na, kreipkimėmės ir mūsų komisiją. Vyteni, aš norėčiau kreiptis į jūs. Aš žinau, kad su šokiais jūs sieja tik gyvataras. Labai gaila, kad jūs sėdite už šio stalo ir negalite pademonstruoti savo šio nuostabaus šokio sugebėjimų. Bet gal galėsite įvertinti, Rima? Aišku, galėsiu. Ir kodėl jūs taip tik gyvataras? Mes su jumis kartu buvome viename projekte, kur aš jūs labai skriaudžiau. O šiandien aš noriu jūs pagirti, jūs tokia tikra vasara. Kaip jūs ten jaučiatės? Kaip vasaroj. Vytenė, nesupratau, jūs čia su Rima kalbate ar su kuo? Jeigu jūs neprigirdite, alio, matote mane? Aš kalbu su jūsų partnerė, o dabar kalbu ir su Rima. Rima, aš tave šiandien noriu labai pagirti. Ačiū. Todėl, kad tavo 3 dalių šita kompozicija buvo beveik ideali. Ten labai gerai, kad tu išlaukei pauzę,
kol delfinai atplaukė ir tau padėjo toliau tęsti, aš galvojau, jau čia kažkas yra. Bet buvo gera nuotaika, gera energija, visas pasirodymas buvo labai vientisas, ko tau visada trūkdavo. Šiandien aš tau rašau 10. 10, Vyteni. Dėkojame Jums. Žilvinai, koks Jūsų komentaras? Pasirodymas man atrodė labai toksai intensyvus, bet nepaisant to, Rima puikiai matė delfinus, jautė juos ir, manyčiau, visiškai nebuvo klaidų. Ir kaip minėjo ponas Vytenis, labai gerai, kad jinai susitvarkė pačioj pabaigoj, surikiavo gyvūnus ir atliko tą, ką norėjo atlikti. Ačiū. 10. Žinoma, 10. Aš esu pasimetusi, labai pasimetusi, nes išgirdau, kad šiandien turi vakare vienas dalyvis palikti projektą. Ir savo pasakiau, tikrai reikia būti griežtesnei, akylesnei, stebėti visus trūkumus, visas detalės. Ir kai Rima pasirodė, galvoju, ką dabar čia daryti? Ką dabar padarysi? Vis tiek turiu vertinti 10, nes iš tiesų buvo geriau nei praėjusi kartą ir jaučiau pasitikėjimą ir savimi, ir delfinais, o delfinai pasitikėjo jumis. Ačiū. Ačiū labai. Rima, o tu iš tikrųjų jutai tą pasitikėjimą didesnį negu kad anksčiau? Tikrai, kai buvo praeitą penktadienį, tai buvo beprotiškas jaudulys, pasitikėjimas pasislėpė kažkur, o šiandieną tikrai kitaip jaučiuosi. Ačiū publika, ačiū komisija. Rima, tu šaunuolė. Dimai, šokis yra visas gyvenimas. Su žuvėdra jis yra pasiekęs neįtikėtinų laimėjimų. Būtent šokis padėjo jam atsitiesti po sunkios stuburo traumos. Šiandien parketą keičia vanduo. Na, o šokių partnerę net 2 delfinai. Dima, prieik arčiau. Dima, šį vakarą tu šoksi džaivą. Kodėl būtent toks pasirinkimas ir kuo džaivas prisidėjo prie tavo kaip šokėjo pasiekimų? Galiu pasakyti tik tiek, kad mes šiandien iš ryto turėjom pusryčius su Gabi ir mes pasitarėm ir jinai pasakė, kad norėtų matyti mane šitam amplua. Sakė džaivas. Jo, sako džaivas. Dima, kokių staigmenų dar tau yra iškrėtę tavo partneriai, tavo delfinai, su kuriais tu dirbi? Žinokit, jų būna įvairių, bet jie būna visi teigiami. Mes iš tikrųjų labai smagiai praleidžiam čia laiką. Linkime sėkmės Dimai, Dima ir džaivas. Kiekvieną vakarą Dima traukia į šokių mokyklą, kuri visą dėmesį skiria jauniesiems savo auklėtiniams. Ir kas geriau gali papasakoti apie jį nei tie, kuriuos žingsnelis po žingsnelio mokytojas veda į didžiąją sceną. Labas, vaikai! Mano vadovas yra labai šaunus. Daug labai yra laimėjęs. Kaip sakant, Lietuvą išgarsinęs. Patinka, kad jis yra gražus, su gražia šukuosena. Geras, bet kai reikia, tai kartais pabūna griežtas. Rengiasi gražiai. Kartais papyksta, bet viskas normaliai. Delfinai yra žinduoliai. Jie yra labai geri gyvūnai. Moka susisiekti su kitais delfinais. Jie yra labai draugiški. Kai vadovai eilė ateina, tai aš pasigarsinu televizorių ir tiesiog labai džiaugiuosi, kad visi tenais dalyvauja. Palinkėčiau sėkmės. Aš palinkėčiau, kad visada būtų laimingas. Kad delfinai žvaigždės visą laiką sektųsi. Kad tai būtų ne tik šokėjų čempionas, bet kad būtų ir delfinų čempionas. Man gera prisimint tave, mažytė mano žvaigždė. Ak tavo pažadai mane skandina tarsi jūroje laivą. Tik nežinau, kuriame tavęs ieškot krante. Ar gal rude man tikėt žvaigždėm?
atsakyk, mėla. Bet tu tyli, mažytė mano žvaigždė. Tik vandenynas senų vilčių dar išgelbės mūsų laivą. Ir vėl pažadų audra, tavo akių migla. Ar kelrodė man tikėt žvaigždė, ar patikėti tavim, miela. Violeta, Violeta, ar dar meni, kas man žadėta? Violeta, Violeta, na kaip tikėti tavimi? Violeta, Violeta, ar dar meni, kas man žadėta? Violeta, Violeta, na kaip tikėti tavimi? Man gera prisimint tave, mažytė mano žvaigždė. Ar tavo pažadai mane skandina tarsi jūroj laivą? Tik nežinau, kuriame tavęs ieškot krante. Ar kelrodė man tikėt žvaigždė? Man atsakyk, miela. Violeta, Violeta, ar dar meni, kas man žadėta? Violeta, Violeta, na kaip tikėti tavimi? Na ir ką aš galiu pasakyti, publika šį kartą įvertina Dimos pasirodymą 97 decibelais. Tai 10 balų. Aš norėjau paklausti, ar viskas buvo taip, kaip buvo suplanuota? Ja. Ar tas šuolis turėjo būti aukštesnis, ar toks ir turėjo būti? Aš kaip ir sakiau, būna įvairiai. Ar delfinai tavęs klausė? Jie taip norėjo padėti, kad nepasidalino truputėlį kojų. Tas yra, bet viskas gerai. O man atrodo, jie tiesiog iškėlė pavydo sceną, nes ilgiau šokai su žavingomis merginomis. Kreipiamės į komisiją. Kaip jums šis pasirodymas? Olga, pradėkime nuo jūsų. Kaip supratau, Dima iškeitė vienas šokių partnerės į kitas. Ir kurios buvo tos antrosios šokių partnerės, buvo labiau kaprizingos, jom reikėjo daugiau matyti dėmesio, nors švelnus buvo pakankamai. Bet šiek tiek sudėtinga buvo iki galo su jom susikalbėti, susitarti. Todėl šiandien, Dima, galiu 9 parašyti. Gerai? Na, tikrai ačiū. 9. Manau, reikėtų apie tas klaidas ir tuos nesklandumus vis dėlto paklausti pono Žilvino. Jis turbūt aiškiausiai mums paaiškins, kas ten įvyko. Na, jau pastebėta, kad šiek tiek buvo nesusipratimų tarp delfinų. Žinoma, visą laiką sunkiau yra rodyti pasirodymą su 2 gyvūnais ar su 3. Pats pasirodymas buvo ne visiškai paprastas, bet tos klaidelės turbūt šiek tiek pakišo koją. Sunku buvo suvaldyti visus gyvūnus. Jūsų vertinimas? Mano vertinimas 9. 9. Dėkojame Žilvinui. Vyteni, ar jūs pasiruošęs? Vyteni. Atrodytų, kad Dima šiandien turėjo būti savo rogėse. Aną penktadienį buvo nepaprastai harmoningas tavo pasirodymas. O šį kartą, žinai, pats savo pakišai koją. Paėmė ritmą, paėmė džaivą, o džaivas pauzių neperneša. Ten nėra momento, kur pastovėsiu ir nepašoksiu. O čia, pereinant iš
antros į trečią dalį, nėra Dimos ir nėra, ir muzika eina, ir su delfinais jis ten matyt nesusišneka. Buvo tame šokiai tokia, sakykime, skylė, Dima. Tu kaip šokėjas šiandien turėjai būti geriau. 9 gauni, Dima, šiandien. Dima, tavo atsakymas komisijai. Labai ačiū už kritiką, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai gaunu kažkokį kritiką, tai yra žingsnis į priekį, kadangi visada gali patobulėti. Dėkui. O man atrodo, kad Dima, tau nereikia nei šokti, nei vaidinti. Tau geriausiai sekasi mylėti. Ačiū komisija, ačiū publika, ačiū Dimai ir delfinams. Violeta, Violeta, ar dar mane kas man žadėta? Violeta, Violeta, na kaip tikėti tavimi? Išmokti šokti sena Giedros svajonė, kuriai nebuvo lemta išsipildyti iki šio momento, nes delfinai ir žvaigždės pildo stebuklus. Šiandien Giedra su Argu ir Glorija pasiners į liaudies šokių sūkurį. Ar jūs įsivaizduojate kepurinę atliekamą delfinariume? Aš nelabai, bet bus įdomu pamatyti. Giedra, eikš! Aš žinau, kad pasirodysi su šokių kolektyvu pavadinimu Žolinėlis, ar ne? Kuo ypatingas šis kolektyvas? Šoka mano dukra pirmiausiai, tai artima labai širdžiai ir kolektyvas, aš manau, šoka dainų šventėse, tai man didelė garbė su juo šokti. Ar šio vakaro pasirodyme yra sudėtingų elementų, dėl kurių tu jaudinėsi? Reikės suderinti liaudies muziką su delfinų išradingumu. Ar delfinams patinka kepurinė? Bet jūs ir pažiūrėsite. Na tai ir pažiūrėkim, garsus aplodismentai skamba Giedrai. Tai tik nedidelė paprasta žuvelė. Stop. Žuvelės šiame delfinariume paprastos nebūna. Tai maistas, motyvacija, premija už atliktus elementus. Taigi atėjo metas atskirti mitus ir tiesą apie jos didenybę žuvį. 9:30 min. Vėjas pietryčių, laikas pusryčių, darbai nuo paryčių. Ne, brangūs žiūrovai, nesivarginkite ir dovanų žuvies neneškite. Žuvis tikrai geresnė, nei kad galim kartais net geras parduotuvėje. Jau laivuose jinai pagodama ir iš karto šaldoma. Tada atšildom ir maitinam gyvūnus. Pagal tai, kiek kalorijų gyvūnas turėtų suvalgyti per dieną, pagal tai yra normuojamas žuvis. Tai vat, pavyzdžiui, kaip argas per dieną jis gali suvalgyti apie 10, 11, 12 kg. Vakaras. Ką tokiu metu veikia pavyzdingos žmonos ir mamos? Nefiliuojam, į miltus neviniojam. Duodam žuvį atlaidintą, su kaulai, su viskuo. Kadangi tai nėra gyva žuvis, ar ne, jinai galbūt praranda kai kuriuos elementus, tai mes duodam papildomai vitaminų. Aišku, gudresni delfinai patikrina su dantim žuvį ir jeigu tenai randa, kad kažkas yra viduje, jie įspjauna ir jie gudrus. Matote, kaip delfinai šypsosi? Jau šį vakar pakvieskite savo draugę ar žmoną vakarienės ir pažadame, sulauksite to paties.
Brangioji publika, jūsų balsas yra lygiai 100 decibelų. 10 jūsų balų. Giedra, ar viskas pavyko? Manau, kad taip. Man Giedra atrodė, kad ten buvo lyg ir labiau toks neskriveliuotis ar nekepurėtis, o tokia kaip ir valsas su akrobatikos elementais. Kepurinė tokia įdomi, tai nusiemi, tai užsidedi. Supratau, aš turbūt nepamačiau visko iki galo. Aš irgi taip manau. Vytenė, aš norėčiau kreiptis jūs. Patikėtumėt, kad ir aš mokiausi šokti kepurinę? Nu, paimk kepurėlę ir parodyk tarp kitko Rimai, kaip turi iš tikrųjų eiti ne rankikė kažkokia, o graži mergaitės ranka su kepurė. Maestro, muzika. Prašau. Marijau, mosuoti be skrybėlės nereikia. Nereikia, ar ne? Gerai, kitą kartą taip nedarysiu. Yra žmonių, kurie nenešioja skrybėlės, kad nereikėtų jos nusiimti. Yra žmonių, kurie pameta? Yra žmonių, kurie pameta skrybėlę, bet netęskim šitos temos. Vytenė, koks jūsų vertinimas? Aš noriu pasakyti, kad numeris sudėtingas, bet jis buvo truputį chaotiškas. Labai gražiai tą elementą su ranka, ten kada sukaisi su delfinu, lyg tai aliuzija į kepurinę. Iš tikrųjų, bet paskui pats finalas sudėtingas, labai toks sportiškas ir charakterį kepurinės pametei. Koks jūsų vertinimas? Vertinimas, tarp kitko, neblogas, nežiūrint į chaotišką pasirodymą, 9. Pagaliau, 9, ačiū. Pone Olga. Aš taip pat įžvelgiau daug tokių smulkių dalykėlių, kurie gal nelabai čia ir dėrėjo, ir gal ir su gyvūnais ne visada susitarti pavykdavo. Ir taip dvejojau, ką čia man, kokį skaičių iškelti. 9. 9. Žemai lenkiamės, Olga. Žilvinai, kreipiamės į jūs. Ne viskas pavyko pasirodėme su gyvūnais. Mačiau klaidelę, kai pati Giedra šiek tiek buvo neteisingai padėti vandenyje, kas apsunkino gyvūnams šuolius. Todėl mano pažymys būtų 9. 9. Ačiū komisijai, ačiū publika. Giedra, kitą kartą bus dar geriau, taip? Aš tikiuosi. Publika, negailėkime aplodismentų. Pamenu seniai, kai dar buvau paauglys, daugelis mano bendramžių norėjo išmokti šokti breiką. Aš kažkaip galvojau, kad turbūt esu šiek tiek per aukštas ir tos minties atsisakiau, bet pasirodo, tai buvo didžiausia kvailystė, kokią tik aš galėjau sugalvoti. Kaip toj dainoj, jei labai reikia, tai ir galima. Tuo vadovaujasi ir Aurelijus Žukauskas, šį vakarą jis taps pačiu breiko treneriu. Aurelijau, ateik arčiau. Pasirinkai būtent breiką, juk tų šokių yra įvairiausių. Kodėl būtent šis pasirinkimas? Nu, jis toksai aktyvus labai patinka aktyvus tokie šokiai. Bet jeigu tai būtų, pavyzdžiui, roboto šokis, jis netoks ir aktyvus. Nu, reikės pagalvoti kitą kartą apie robotą. Norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės ir parodyk, ką gali delfinai ir ką gali krepšininkai.
Šiame baseine ko gero didžiausia talentų koncentracija visoje Lietuvoje. Jis kaip magnetas traukia aukso medalius, jis gali iškelti pačią visatą. Jos balsas, patys paklausykit. Na, gerai, jau gerai. Į Eurovizijos atranką gal kiek ankstoka. Tačiau ne viena po pasaulio žvaigždė iš jos galėtų pasimokyti pažint natas. Kalifornijos liūtai, muziejai ir mums yra taipogi, kaip ir šeima, kaip ir delfinai. Jie sukelia daug juoko, ne vien tik iš savo išvaizdos, nes jie yra cilindro formos, bet ir iš visokių bairių. Bravo, Matilda, bravo. O ką kultūringa publika daro po gero pasirodymo? Taip, jūrų liūtai išauklėti ir mandagus, žinoma, su nedidelėmis išimtimis. Kai pradėjau tik dirbti su delfinais, reikėdavo juos saugoti šone, kad netrukdytų liūtų pasirodymą. Lyja pabėgo iš pasirodymo, aš nepastebėjau, jinai šoko čia šalia man, aš šoku per parapetą ir jinai į sėdmenį kanda. Buvo 1000 žmonių ir visi juokėsi. O man tokia gėda buvo, skylė buvo kostinė ir mėlynė. Kas yra gėda, Matilda žino. O svarbiausia gėdos neprisidaryti prieš Henrį. Dauginimosi periodu ypač patinai yra, jie kovoja dėl vietos, tai raštinga eisena, greitai ir riaumodami. Galima vakare net išgirsti, kaip mūsų nebūna jau treniruotėse, prie jų nebūnam. Tai galima girdėti prie kelto, kaip jie šūkolioja. Tai už 2 kilometrų. Panorote jūrų liūtą auginti savo namuose? Geriau atvažiuokite čia. Juk liūtas karalius, o karaliui geriausia savo soste. $10 iš publikos.
Man atrodo, Aurelijau, geriausias dalykas, kai būni breiko treneris, tai kad gali stovėti va taip rankas sudėjęs ir nieko neveikti. Ar tu gudrauji? Visą laiką. Tau tikrai neblogai pavyko, nes man atrodo, delfinai šiandien tavęs klausė. Nu, normaliai. Aš norėčiau kreiptis į Žilviną, ar tikrai delfinai klausė Aurelijaus? Vienu momentu mačiau, kad buvo prarastas kontaktas, bet Aurelijus puikiai atskyrė gyvūnus, jeigu taip galima būtų pasakyti, ir atliko numeris su tais, su kuriais tas numeris turėjo būti atliktas. Delfinai puikiai klausė. Todėl mano balas būtų 10. 10. Aurelijau, aš žinai tave labai gerbiu ir labai džiaugiuosi, kad tu mūsų projekte, bet manęs tu išdykėlį neapgausi. Tu elgeisi lygiai taip, kaip aš krepšinyje sėdžiu pirmoje eilė ir tik komentuoju, ką jie ten žaidžia, o pats nieko Vyteni, būtų neveikiu. nuostabu išgirsti bent vieną jūsų krepšinio komentaro pavyzdį. Na, ką nors bent. Aš tuo jūs pakomentuosiu, mieloji, palaukit. Kol kas aš noriu pasakyti Aurelijui, kad pats tai, ką veikiai, mažutį tu mūsų. Tavo berniukai šitie breiko visai neprasti dirbo, prakaitavo. Delfinai puikų, o tu ką darei, a? Manau, geriausia paskirstyti darbus. Taip. Ir su jais turėjai kontaktą, va tokį, nu jo, fain. Neapgausi manęs, mielasai, ir šiandien gausi iš manęs už nedarbą 8. 8. Blogas Vytenis, Blogas Vytenis. 8. Aišku. Na gerai, ponia Olga, dabar jūs turėsit gesinti šitą gaisrą, kuris, man atrodo, čia mūsų publikos tarpe jau kyla po truputėlį. Taip, Aurelijus iš tikrųjų parodė sumanumą šiandien ir pasinaudojo viena išskirtinė delfinų savybę. Nes iš tiesų žinokit, kad delfinai mokosi mėgdžiodami. Tai yra, jiem parodai, o jie gali savo 1, 2 ir pakartoti. Taip matyt ir Aurelijus tikėjosi, kad viskas čia bus kaip per sviestą. Aš už tą gudrumą jam rašau 9, vertinu 9. 9, Aurelijau. Dėkojame komisijai, ačiū Aurelijau, sėkmės. Man atrodo, mes tobulėjom po truputėlį. Stengiamės. Norime pristatyti šio vakaro ypatingus svečius, kuriems plaukimas prilygsta vaikščiojimam grindiniu. Didžiausios ovacijos Šiaulių plaukimo mokyklos Delfinas sinchroninio plaukimo kolektyvo merginoms.
norėčiau pristatyti dar vieną dalyvę. Jos maršrutas yra Vilnius-Klaipėda, Klaipėda-Vilnius. Ir kartais atrodo, kad jėgos apleidžia, tačiau kelias nuo Smiltynės perkėlos iki delfinariumo visuomet grąžina jėgas. Aš kalbu apie atlikėją Liepą. Liepa, socialinėme tinkle mačiau tokią nuotrauką. Joje puikavosi tavo, nuostabus automobilis ir ten buvo užkištas toks lapelis, raštelis. Laiškelis, pavadinkime jį taip. Kas ten buvo? Tokio surfingo mes čia atliekame baseine, mokinamės tokį elementą atlikti ir aš vis mėginu, bet man vis nepavyksta, tai man Argas parašė raštelį su linkėjimais, kad greičiau išmokčiau. Patikslinkim, Argas, mūsų delfinas, parašė Liepai raštelį. Įdomu, tiesa, Liepa, gal tu jau laikas atsivesinti vandenį? Pažvelkite į šį sukinį. Dabar į šitą šuolį. Delfinams visi šie elementai įprasti. Tuo tarpu dalyviams tenka kaip reikiant pasistengti. Pirmiausia, dalyvis paskambina ir sako, turiu idėją. Ir pradeda mane ilgai ir nuobodžiai pasakoti. Arba labai ilgai ir linksmai ją pasakoti. Reikia ją truputėlį kelių minučių suvirškinti tai, ką papasakoja ir išrinkti geriausius momentus iš tos idėjos. Ir tada jau dar kartelį susiskambinam po kiek laiko, kada būname abudu suvirškinę. Ir pasigalvojame, kaip tai galėtų būti sceniškai išspręsta. Tada sustinkame su treneriu, tada aptarėme kažkokias tai komandas vandenyje ir bandom visą tai sujungti. Tai jau būna koks 4. susitikimas, kada bandom viską sujungti į vieną. Ar tu platformos darai rankas? Vienas pasirodymas per savaitę turi maksimum 4 valandas. Ir tai net ne 4 valandas, jeigu per valandą ateina keli dalyviai, tai jisai turi realiai 15 minučių vandenyje. O pasirodymui pasiruošti tikrai reikia daugiau laiko, todėl mes ruošiamės įvairiose miesto salėse. Tai priklauso nuo delfinų grafiko, nuo jų gyvenimo aplinkybių ir nuo to, kaip reikia daryti, kad būtų jiems geriau. Kai pasirodymas nepavyksta po pasirodymo, ar ne, kai praeina visa laida, tada būna. Eik tu, žinai, atvarė pas mane tiek ir tiek delfinų, aš galvoju, ką daryti, galvoju, aha, negalima maitinti, tada Žilvinas sakys, jau blogai, kad pamaitinai, bet jie taip žiūri į mane, ką man daryti, Kas keisčiausia, šiame darbe niekada nepastebėjau nei konkurencijos tarp jų, tarp dalyvių turiu omenyje, nei kažkokios begalinės įtampos. Tiesiog visi toks jausmas, kad susirinko į gražią pasaką ir sako, aš dabar būsiu Joniukas, o aš dabar būsiu Gritutė. Ir gerai, ir būkim, ir draugaukim visi kartu gražiam miške. Man tiesiog šitas taip atrodo, kad kol kas tikrai taip vyksta. šakas, tai santraukos,
pasišviesiu. Šalin dainas, šalin žodžius, šalin drovumo drabužius. Neliko nieko, net dievų tik tyra. Ateik naktyje, užpūs žvakes, surakiok liūdesio šukes. Aš tavo kūno ir kvapu patamsios pasišviesiu. Ačiū Liepai, ačiū šokėjui Dariui Veruliui. O jūs, miela publika, 10 balų tikrai pelnytai, man atrodo, atiduodate Liepai už šį nuostabų pasirodymą. Jūratė ir Kastytis, šokiai ir meilė. Kas gali būti gražiau, Liepa? Ar viskas pavyko? Pavyko. Ir man atrodo, kad tikrai niekas neapkaltins jos, kad jinai nedirbo. Ar ne, Vyteni? Dirbo, jinai tai čia buvo puikiai, ji savo personažą žaidė su savo gyventojais rūmų. Puikiai, man labai patiko Liepa tavo dalis. Nesutinku, labai atsiprašau, su Kastyčio traktuote. Jisai žvejas, fainas bachūras, kuris su tom žuvim paskui prieėjo, jeido, aš suprantu, o visa ta įžanga su smėliu, jinai tokia neveiksni. Toks biski kaip nugaravęs kažkoks. Man atrodo, Vytenis ant ne to šono miegojo. Aš ant visų šonų miegojau. Kadangi aš visumą vertinu, dėl to parašau 9. Kitu atveju 5 parašyčiau. Mes girdime, delfinariumo publika nesutinka su tokiais Vytenio vertinimais. Gali būti, publika visada teisi, bet ir aš neprastas. Na taip, Vytenis irgi turi savo nuomonę. Olga, kaip jums ši meilės istorija? Ar ir jūs turite priekaištų mūsų Kastyčiui? Aš žiūrėjau į Jūratę, mažiau į Kastytį ir tikrai mane pakerėjo Liepos sugebėjimas pasijausti, pasijausti tikrai vandenį ne kaip žuvis, bet kaip dalis tos gamtos, kurią čia delfinai atstovauja. Ir labai buvo tiesiog man širdį glostė, kad beveik visi elementai buvo tokie, kuriuos delfinai atlieka gamtoje. Tai yra jų natūralios elgsenos elementai. Ir Liepa labai puikiai sugebėjo tai apžaisti, parodyti. 10. Liepa, ar tu žinojai, kad tie elementai yra gamtos elementai, ar taip tiesiog pavyko padaryti? Žinojau. Tai čia dar viena maža gudrybė, man atrodo. Žilvinai, kreipiamės į jūs. Koks jūsų komentaras ir vertinimas? Man atrodo, kad Liepa jaučiasi labiau atsipalaidavusi, delfinai jaučia tą patį. Nepastebėjau jokių klaidų, pasirodymas man patiko. 10? 10. 10! Valio! Tikrai puiku, šiandien labai banguoti pasirodymai. Tai geri, tai nelabai, tai vėl labai geri. Labai ačiū Liepa tau už šį pasirodymą. Manau, kad tikrai ne vienas žiūrovas, televizijos žiūrovas yra matęs tokį nedidelį epizodėlį, kur Ramūnas Vyšniauskas kartu su atlikėju, su dainininku Deiviu šoka gulbių šokį. Na, tai tikrai nebuvo sapnas ir tai tikrai nebuvo ištrauka iš Emiro Kusturicos filmo ir mes visi suprantame, kad tai yra kažkas neįtikėtina. Mes supratome, kad Ramūnas daug gali. Kai aš šiandien pamačiau jo repeticiją, aš supratau, kad Ramūnas viską gali. Pakviesti čia norėčiau visagalį Ramūną Vyšniauską. Labas, Ramūnai. Labas, Mariau. Ramūnai, nepaisant legendinio Gulbių ežero, ar yra tekę dar kur nors šokti?
sumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad neteko šokti. Daug kur teko šokti, Mariau. Ramūnai, kokį šokį šiandien pasirinkai? Aš pasakysiu atvirai visiems žiūrovom, ką gali sugalvot, kad nereiktų daug dirbti. Tai turbūt, opa, Gangnam Style. Ramūnai, sėkmės tau, pasitikime. Jau 3 savaitgalius Aurelijus Liškauskas nesiliauja stebinti itin meniškais pasirodymais. Muzikinis teatras. O ką daryti, jei visą gyvenimą pašventei ne kūrybai, o sportui? Daro, geras. Bet tu čia... Atsigavai. Varai, aš žiūriu, kad čia reikalų bus čia su tavim. Aš turiu prašymą tokį tavęs. Žiūriu, kad aš ant tos scenos ten, žinai, nelabai... Ei, gerai, atrodai, gerai. Visi žvengia, mes... Tu čia taip sukinėjęs, kažkaip reiktų ir man. Bandom? Bandom. Jokių problemų. Eini. O, klausyk, ir man dar reikia pasistengti. Ir rankytės, 1, 3. Ir sukamės. O dabar šoksim tai. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady.
atrodo, kad šis pasirodymas nepaliko abejingų. Man atrodo, ir delfinai tikrai jaučia kažkokią ypatingą energiją, nes tai yra 11 balų iš publikos. Pasirodo, geriausias šokėjas yra tas, kuris įdeda mažiausiai pastangų. Ramūnai, tu šaunuolis. Mačiau, Vyteniui Ramūnas beplaukdamas rodė, liuks, viskas gerai. Ar tikrai buvo viskas gerai? Ir aš jam taip rodžiau, Ramūnai, tu patobulinai Gangnam Style su kojų tuo judėjimu beprotišku. Bravo, aš džiaugiuosi, mūsų projekte didelė choreografinė naujiena. Dabar bereikia tik tai, kad Vytenis parodytų savo judesiuką. Jūs parodykite. Mes jau parodėme su skrybelė. Parodykite su kojelėm. Pala, aš parodžiau, tai aš skrybelės šokį rodžiau. Toli gražu, ne Ne, aš suprantu, aš turiu treniruotis, bet to delfinai manęs dar neklauso. Ramūnai, buvo labai gražus pasirodymas ir sudėtinga, ir tu čia įdėjai daug energijos, kurios šitas stilius reikalauja. Buvo muzikalu, netgi pasakyčiau. 10 Ramūnėlių. 10! Vytenį, dėkojame. Nu, Ramūnai, tu pavarėjai. Nes aš irgi visą pasirodymą šypsojausi ir labai tavim džiaugiausi. Ir nežinau, ar žiūrovai pastebėjo, kad delfinai netgi be tavo gesto, be tavo žvilgsnio patys ėmė šokti savarankiškai. Matyt, jiem taip patiko tie tavo judesiai, kad, negalėjo atsispirti šitam tavo siautuliui. 10 balų. 10, antrasis 10-tukas. Žilvinai, ar prisijungsite prie kompanijos? Būtinai. Pasirodymas buvo lyg tai kažkoks atominis sprogimas gerąja prasme. Gyvūnai taip pat stebėjo kiekvieną Ramūno judesį. Viskas labai puiku. Nuostabu. 10. Žilvinai, ačiū. 3 10-tukai ir publikos 11 balų. Dėkojame publiką, dėkojame komisijam. Delfinai, ačiū Jums. Ramūnai, šaunuolis. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Prieš keliarius metus kartu su buvusiu žuvėdros šokėju Tadu Rimgaila Tina sužavėjo visus šokių projekte. Šį vakarą, galima sakyti, jie atgimsta iš naujo. Pasitikite, Tinos ir Tado duetas. Kodėl nusprendai pasirodymą surengti būtent su šiuo žavingu vyru? Ką tik sakei, jis labai žavingas. Tik dėl to? Ir nuostabiai šoka. Kadangi tu delfinariume ne naujokė, aš kreipiuosi į naujoką. Kokiegi įspūdžiai? Iš tikrųjų tai baisu, bet kita vertus labai gera ir malonu būti čia su tais delfinais. Ar nepavydit Tinai? Pavydžiu, būtent to, kad jie čia dalyvauja ir turi galimybę džiaugsmą būti su tais nuostabiais gyvūnais. Garsios ovacijos skamba mūsų dalyviams. Gero pasirodymo. Šis vakaras Tinai ypatingas. Šalia jos svečias, kadaise parodęs, kokia didelė ir tauri gali būti meilė šokiui. Aš šokį labiausiai pamilau ir pajaučiau Tado dėka, todėl šiandieną Tadas yra su manim. Kuriam laikui Tinos ir Tado keliai buvo išsiskyrę ir ko gero ne vienas iš jų nebūtų pagalvojęs, kad kada nors suves būtent delfinai. Tie delfinai, jos tokie faini, tos garsus tokius leidžia. Tiesiog gerą energiją tam skleidžiantis gyvūnas. Žiauriai fainas. Aš labai tau pavydžiu. Gerai. Labai. Yes. Aš pati savo pavydžiu iš tikrųjų. Jei Tada reaguoja labai įdomiai, aš galvoju, gal trupučiuką pavydį. Ir kai Tadas atėjo ant scenos, tai norėjo paimti jį už rūbų ir nusitempti pas save. Pasiplaukti. Gerai, kad aš buvau ir sulaikiau. Kas šį vakar svarbiausia? Žinoma, pasitikėjimas. Jis lemiamas veiksnys bendraujant su delfinais.
Nemažiau svarbus ir šokio aikštelėje, kurioje, žinoma, pasitaiko visko. Tadas visą laiką man sako, tu gali man leisti daryti, kaip aš taip noriu, tu neik pati, nežingsniuok, aš tave vesiu viskai. Ir galiausiai, kai jis mane įtikino, kad verta pasitikėti, jis mane dudinkšt ant žemės visą jėgą, aš guliu ir galvoju, Dieve, aš guliu, vyksta filmavimas, tiesioginis eteris, aš jau čia tikriausiai 5 minutės guliu. Neišlaikiau, tu pasileidai. Gerai, aš pasileidau. Bet tai nesutrukdė mano pasitikėjimo Tadui toliau. Bet šiandien gal taip nebus. Gal. Aš sakiau, jeigu šiandien kažkas nebus visai tobulai, tai atsakingas bus Tadas. Gerai, tebūnie. Jeigu griūsim, žinokit, kad dėl mano kaltės. Taip. Ačiū tau labai. Man atrodo, net publika paklūsta Tinos judesiams. Tai garsiau, tai tyliau. Tačiau 10 balų iš jūsų atitenka Tinai šį vakarą. Štai yra tikros moters pavyzdys, ar ne, kuri valdo ne tik tai vyrą, bet ir delfinus. Bet kurgi, čia ne moteris, čia tiesiog valdovė Vytenė.
Taip, Tina, mūsų projekte čia tikrai valdovės tokį charakterį vis mums demonstruoja. Įdomi ta kompozicija, sudėtinga, elementų tiesiog feerija. Aš parašysiu gerą pažymį Tinai 10. Pone Olga, sakykit, man atrodo, kad šis pasirodymas buvo daug aistringesnis nei Valentino dienos pasirodymas. Ar jūs sutiktumėt? Man kažkaip atminti ir širdį įsirėžė ano penktadienio pasirodymas, bet šiandien aš turiu pasakyti, kad Tina labai gražiai sugebėjo pademonstruoti ne tik tai savo plastiką, bet ir delfinų. Tai yra delfinų puikius šuolius, nes tai yra tikriausiai patys geriausi vandens šuoliuotojai, delfinai. Ir tai šiandien atskleidė Tina. Aš jai taip šiek tiek abejodama, bet vis tiek 10 keliu. Nebejokime, Olga, dėkojam už 10. Žilvinai. Na, pasirodymas buvo labai greitas, ekspresyvus. Ir matyt, dėl to ne visada pavyko sužiūrėti visus gyvūnus ir gyvūnai tą greitai pastebėjo. Todėl, na nežinau, ar būtų galima taip sakyti, kad tai klaidelės, bet buvo tokių dalykų, kurių galbūt galėjo ir nebūti. Todėl mano pažymys būtų 9. Dėkojame Tinai, dėkojame delfinams, dėkojame komisija. Yra sportas, o kai prie sporto pridedi jausmą, gimsta menas. Taip apie savo gyvenimo pašaukimą šokį kalba Klaipėdos muzikinio teatro choreografas Aurelijus Liškauskas. Šį vakarą svarbus yra dar vienas dėmuo, tai draugystė. Ir koks bus šios formulės rezultatas, po kelių akimirkų mes tikrai sužinosime. O dabar arčiau noriu pakviesti Aurelijų. Labas, Aurelijau. Labas. Matau, tu ne vienas. Mes dviese. Matau, kad dviese, bet kas tai? Tai yra tai, ko jūs niekada dar nesate matę. Esi šokęs su daug partnerių. Kaip šį kartą? Kiek delfinų pasirinkai? Kaip visada 2. Glorija ir Gabija, nepaveskit manęs, prašau jūsų. Iš tavo balso girdžiu, kad baimė šiek tiek kausto žandikaulį, nes turbūt buvo sunkumų per repeticijas. Ne, paprasčiausiai palaikiau labai savo kolegas. Supratau, tuomet sėkmės jums abiem ir jūsų delfinams. Aurelijus! Susipažinkite, tai 16-metis Gytis. Galbūt būsimas sportininkas, o gal žymus geografas ar gydytojas. Šiandien Gytis turi svajonių ir būtent tai yra pati didžiausia jau išsipildžiusi jo svajonė. Kasdien prasilenkiame su daugybė nepažįstamųjų, atsisukame šaukiami vardu, skubame, laukiame. O jeigu mūsų pasaulis atrodytų taip? Be aplinkinių, be garsų, be spalvų. Toks buvo Gyčio pasaulis. Kai jis gimė, viskas buvo gerai. Nesirgo, niekom nesiskundėm. Tiesiog, kai jam sukako metai 8 mėnesiai, mes pastebėjom, kad vaikas, kalbantis vaikas, nustojo kalbėti. Su laiku išaiškėjo, kad pas mus va tokia diagnozė - autizmas. Jis nežiūrėjo filmukų, jam nepatikdavo knygutės su paveikslėliais, jis vartydavo laikraščius ir žiūrėjo per visus kanalus žinias. Tėvai reikalauja, kad dabar tavo eilė indus plauti, dabar tavo eilė tvarkytis. O aš sėdžiu ir sakau, o aš noriu, kad mano vaikas žiūrėtų filmukus.
Galbūt tai ir būtų likę tik svajonė, jei ne begalinis mamos noras padėti sūnui žengti į kitokį pasaulį. Pažiūrėjau laidą apie delfinų terapiją. Būtent apie delfinų terapiją kalbėjau tenais. Ir tada supratau, kad nėra laiko verkti, reikia dirbti. Gerai, Gyti, važiuojam čia. Delfinas yra iš tikrųjų ypatingas gyvūnas tuo, kad tai yra labai, toksai socializuotas gyvūnas. Ir be galo tas bendravimo aspektas, jis yra be galo svarbus jam. Ir delfino terapija iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas tai yra sukurti ryšį ir kokybišką bendravimą tarpusavio. Rodos, trapios ir nepasiekiamos svajonės pagaliau priartėjo prie realybės. Mes ėjom iš darželio ir buvo ruduo, krito lapai. Ir aš sakau, o žiūrėk, sakau, Gyti, geltoni lapai, žiūrėk, o čia toksai truputėlį žalias lapas. Ir jis eina, aha, sako, raudonas. Ir sustoju, taip nesupratau. Po to jau pradėjo ir kalbėti, jis nustojo bijoti žmonių, jis galėjo taip kažkaip tai priimti ir pasisveikinti už rankos, ką jis nedarydavo visiškai. Tai ir po žingsnių ir mums pavyko. Emocinis tas teigiamas krūvis jam iš tikrųjų davė labai daug tų pastumėjimų ir jis tikrai kalba, ir jisai logiškai mąsto, ir jisai mokosi tikrai įprastoje mokykloje ir tikrai tai be galo džiugina. Linksmi, protingi, žaismingi. Kalbėdami apie delfinus, tokius epitetus girdime dažnai. Gytis juos lig šiol vadina savo draugais. Pati pirmoji delfino terapija, kada buvo Gyčiui, jį pasirinko delfinė Nika. Būtent jinai paliko didelį įspūdį, po kurio laiko mirė. Jis visą laiką klausdavo, o Saulė patekės ir jį atplauksgi, jį juk atplauks. Jam buvo labai svarbu, kad čia jo draugė, čia jo, tai kad draugas jis geras. Kai gydo ne vaistai, kai viltį suteikia ne daktarai, kai įrašas atsiranda ne ligos istorijoje, o širdyje. Šis pasakojimas apie tai. Gytis turi svajonę, sako, aš noriu neturėti šitos diagnozės. Bet esmė ne diagnozė, esmė, kaip tu jausis ten širdyje pats. Aš manau, kad viskas bus gerai. Visi bijo baltuko, tu draugauji su baltuku, prašau. Noriu padėkoti delfinams ir visiems, kurie, patikėjo manim, kad mums reikalingi jie. Aš prisimenu, aš verkiau ir sakiau, aš viską padarysiu. Ir man atrodo, kad aš išpildžiau savo pažadą. Net aš savo vaiko aš padariau viską, ką aš galėjau duoti. Tai kad dėkui jiems už tai.
Publikos balsai nemeluoja. 11 balų iš publikos atitenka už tai šį pasirodymą. Kaip pats vertini savo pasirodymą? Na, jaudinausi per repeticiją, niekas nepavyko, dabar liktai... Pavyko viskas? Liktai viskas pavyko. Pažiūrėkime, ar tikrai pavyko ir ar taip atrodo mūsų komisijai. Nuo ko pradėkim šį kartą? Nuo Vytenio. Aš sveikinu Aurelijų už originalų scenarijų šito pasirodymo, kuris buvo labai įdomus. Tas patyrimas, tas su gamta tik gimus, patiko man pats sumanimas. Aurelijau, iš tavęs jau norėčiau dar daugiau kontakto su gyvūnais, dar daugiau, todėl kad anuos penktadienius buvo tokių elementų ferijos, kad jau žinai, išpaikinai tu mus. Labai muzikalu. Finalas labai patiko, taip pat nelauktai, kartu su jais pasinerėt. Aš 10 jums parašysiu, ačiū, įdomu. Ačiū Jums, Vytenį. Ačiū, Vytenį. Olga. Ateiviai. Ar ateiviai? Ateiviai, teisingai. Na, neižvelgia Pauliukaitis mūsų to lairio. Taip, ateiviai, bet jūs žinot, kad delfinai labai dažnai irgi vadinami ateiviais. Kodėl? Ateiviais iš mums svetimos planetos, iš mums svetimos aplinkos, tai yra vandenyno. Ir tuo jie mus ir stebina, kad savo ryšiu su mumis jie labai mums gerai pažįstami, bet aplinka mums iš tikrųjų didžiulė paslaptis. Ir tą paslaptį tokią, gilę, miglotą, bandė šiandien Aurelijus atskleisti. Aš negaliu kelti mažiau negu 10. Ačiū labai, ačiū. Pane Žilvinai, na, jūs mestelkit kokį druskos žiupsnelį ar kritikos krislelį. Na, manyčiau, kad ne viskas pavyko šiam pasirodyme. Ir aišku, dažnai pasirodyme daug ką lemia ir sėkmė. Šiuo atveju ta sėkmė šiek tiek nusisuko nuo Aurelijaus. Kurioj vietoj? Na, tiesiog buvo sunkiau sustarti su dauguma gyvūnų, todėl gal rašyčiau 9. Jėga, viskas gerai, ačiū labai. Tikrai dėkojame ir ponui Žilvinui, 9. Visas pasaulis, visi laikmečiai, visos nuotaikos telpa čia, po delfinariumo stogu. Žinoma, čia telpa ir visi 8 dalyviai bei jų draugai delfinai. Štai su mumis jie kalbasi. Gaila, kad mes dar nelabai mokame jų kalbos, tačiau išmoksime. Na, dėja, taisyklės yra taisyklės. Ir šį vakarą kažkas iš mūsų 8 dalyvių paliks šį renginį. Liūdna, tačiau, na, taip jau yra. Mes, kasgi tas žmogus, paskelbsime šiek tiek vėliau. Bet dabar pakvieskime į sceną dalyvius. Pakvieskime. Dar kartą. Tai yra Liepa. Tai yra Aurelijus. Rima. Ramūnas. Dina. Tima. Giedra. Ir Aurelijus. Na ir žinoma, nemažesnių aplodismentų nusipelnė delfinai Argas, Gabija, Glorija, Smiltė, Perla, Tija, Valtis ir žinoma, mažieji delfiniukai. Kviečiame prisijungti ir delfinų trenerius Mindaugą, Tomą, Vidą, Marių. Marijau, išlaikykime intrigą. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasakyti ačiū už šiltą ir jaukų dalyvių apgyvendinimą 4 žvaigždučių verslo klasės viešbučiui Navalis, įsikūręs jis pačiame Klaipėdos centre. Viešbučio kolektyvas rūpinasi ne tik dalyvių poilsiu, bet ir turiningų laisvalaikių Klaipėdoje.
už tai, kad jūs, brangus klaipėdiečiai, išsamei ir laiku pasiekė informaciją apie tai, kuo gyvena delfinai ir žvaigždės, noriu padėkoti mūsų informaciniam rėmėjui radio stočiai La Luna. O už tai, kad saugiai, greitai ir patogiai galime atsidurti čia, naujai atsikūrusiame Klaipėdos delfinariume, ačiū sakome Smiltynės perkėlai. Šie aplodismentai skiriami tiek mūsų rėmėjams, tiek mūsų dalyviams, tiek mūsų draugams delfinams. Su džiaugsmu noriu pasakyti, kad šio vakaro lyderis yra kas? Yra Ramūnas Vyšniauskas! Paukšti vandenį! Sveikinimai Ramūnai, tikras vakaro lyderis. Puiku, Ramūnas šio vakaro lyderis, manau, tikrai pelnytai gauna šios įvertinimus. Na, visi jaučia, kad ore tvyro ta tokia slogučio nuotaika. Mes turime sužinoti, kas iš šių puikių žmonių vis dėlto palieka šiandien mūsų renginį. Tai yra Aurelijus Žukauskas. Plojimai jam už įtemptą darbą, už visą širdį, kurią jis ten sudėjo, už tai, kaip jis pasirodė ir kaip jis susidraugavo ne tik su savo kolegomis, bet ir su delfinais. Aš Aurelijui turiu tik padėkoti, kad jis buvo su mumis šitoj programoj ir ją savo buvimu labai pagražino. Ir kviečiu publiką nesėdėti namuose prie televizijos ekranų, o atvažiuoti ir pajusti tą šventę, tą nuostabų gyvenimą čia delfinariume. Aukso žodžiai. Noriu pasakyti, kad Aurelijus labai taip ryškiai nuspalvino visą šitą mūsų renginį ir iš tiesų man labai gaila, kad jis palieka projektą. Aš tikrai mačiau jo akise, jo žestuose, kad jis labai myli gyvūnus ir toliau mylėkite juos ir žinoma lankykitės čia pas mus, nes visada esat laukiamas. Tikrai draugams padėkoti visada svarbu, todėl ir mūsų dalyviai nekantrauja įlysti dar kartą į baseiną ir atsidėkoti savo bičiuliams už tikrai puikų vakarą, pilną elegancijos, pilną šilumos ir puikių emocijų. Atėjo laikas ištarti sudie. Kitą penktadienį nusikelsime į tikrus kino filmus. Iki pasimatymo, su jumis buvo Delfinai ir žvaigždės!